Sveiki! Noriu pakalbėti apie tai, kodėl aš nebesieju savęs su taip vadinama Lietuvos nesisteminė opozicija. O pakalbėti aš noriu šią temą todėl, kad karts nuo karto aš vis sulaukiu laiškų ar skambučių, žinučių visokių iš skirtingų žmonių ir tiesa dažniausiai geranoriškai nusiteikusių, kur sako, štai tu šaunus vaikinas, čia tu ir tavo draugai labai geri esate, teisingi, eikit ten į rinkimus, ten registruokit partiją arba ten junkitės prie to ar ano ten veikėjo, jau egzistuojančią partiją, eikit į valdžią ten, ar ten su tuo ar ano veikėjo jūs ten artimiau bendradarbiaukit, nu ir žodžiu, darykit, judėkit ir čia išgelbėsit Lietuvą ir kažkas čia bus. Bet aš absoliučiai nematau ir nejaučiu jokios prasmės į tai veltis. Ir tai yra ne todėl, kad sakyčiau, kad nuleiskim rankas, pasiduokim, nieko nedarykim ir tiesiog susitaikykim su realybė, kokia ji yra. Tai yra todėl, kad visi šitie pasiūlymai, ten eik daryk, ten registruok partiją, ten ir taip toliau ir panašiai, jie remiasi prielaidą, kad pas mus egzistuoja tam tikra socialinė terpė, pavadinimu nesisteminė opozicija, kad šita terpė realiai yra prieš egzistuojančią dalykų padėtį, prieš egzistuojančią visuomenės sanklodą ir kad nori kažką iš esmės keisti ir kad šita terpė, kad šitie žmonės sudarantis nesisteminę opoziciją, kad jie tikrai nori šito ir jie pajėgus šitai padaryti kažkaip. Bet aš manau, kad ši prielaida yra giliai klaidinga. Aš netgi esu įsitikinęs, kad ta visa vadinama antisistema Lietuvoje tai yra tos pačios sistemos dalis ir, kaip pasakyt, mandagiai tariant, tai yra vienas didelis nesusipratimas. Ir šita laida, tai bus iš kelių dalių susidedantis mano toks, monologas ar tokia paskaitėlė, sakykim, laisvo pavidalo, kur pabandysiu paaiškinti, kodėl aš taip manau. Ir tas paaiškinimas, atitinkamai ir šitą laidą susidės iš 5 tokių dalių. Pirmoji, tai ką reiškia antisistema apskritai ir kas būtų tikra antisistema. Ir iliustruosiu tai istoriniais pavyzdžiais keliais. Antra, tai kokia yra, ar kas yra reali, tai yra realiai egzistuojanti, vadinama antisistema mūsų toj Marijos žemėje. Trečia dalis, tai bus mano asmeninis santykis su ta vadinama nesisteminė opozicija Lietuvoje. Tai, pati subjektyviausia dalis šitos prakalbos. Ketvirta, tai bus mano samprotavimai apie tai, kodėl ta nesisteminė opozicija yra būtent tokia, kokia ji yra, o ne kitokia. O 5, tai jau bus mano bandymas pasiūlyti, ką daryti. Ir aš pabrėžiu, kad tas bandymas siūlyti, ką daryti, jis nėra ir jis neturi būti adresuotas visiems ar daugumai žmonių. Jis adresuotas visų pirma man pačiam, mano artimiausiams draugams ir bendraminčiams ir tiems, kurie mąsto ir jaučia panašiai kaip mes. Tai aš tą pabrėžiu tiesiog, kad nemanytumėt, kad aš čia kažką noriu pažeminti, moralizuoti ar sakyti, daryk kaip aš pasakiau, ar baig po velnių. Čia į labai specifiškus žmonės orientuota. Tai pradėkime nuo pirmo momento. Tai antisistema reikštų ką? Tu turi sistemą, tu turi tam tikrą visuomenę. Ta visuomenė turi tam tikrą politinę santvarką, ekonominę sistemą, santykius žmonių tarpusavio, ir ji taip gyvena savo, yra kas yra viršūniai piramidės, yra kas apačioj, tie, kas viršūniai valdo, išnaudoja tuos, kurie apačioj, tie, kur apačioj arba taikstosi su tuo, mano, kad čia viešpačiai, čia Dievo duota, jie turi karaliauti, mes turim jiem tarnauti, arba ta pačia pradeda abejoti šitų išrinktųjų teisę į viešpatavimą, ir pradeda jau mąstyti, kaip sukilt, kaip kažką pakeist, kaip ten, žodžiu, ieško kažkokių išeičių. Ima brusdėti ant galo. Ir antisistema, tai sakykim taip, tu turi organizmą, tarkime,
Ir tame organizme formuojasi kažkoks viduje, gali sakyti, svetimkūnis, kuris auga ir nori imti ir iš vidaus tą organizmą praryt, suėsti, ir padaryti kitą organizmą. Tai, ko čia net pradėti? Įsivaizduokim. Senovės Romos imperija. Jau kai ji visą Viduržemio jūros pasaulį užkariavus, didžiuliai latifundistai valdo, krūva vergų jiem tarnaujančių, nuskurdinti žmonės ir Italijoje plepsas šeriamas duona ir žaidimais dosniai. Ir, yra tam tikra sistema. Bet yra tuo pačiu krūva žmonių, kuriem ta sistema labai nepatinka. Ta parodė, pavyzdžiui, kad ir dar iki imperijai gimstant vykę vergų sukilimai. Pats žymiausias, kurių buvo Spartako. Bet nei vienas šitų sukilimų taip ir nelaimėdavo, nepasiekdavo savo tikslų. Visi būdavo sutriuškinami. Ir štai, egzotiškoj Judėjos žemėj gyvena tokia labai savotiška žydų tauta su savo labai savotiška religija, kurie irgi nenorėjo būti valdomi Romos, nenorėjo jiem vergauti, nenorėjo išsižadėti savo kalbos, savo tikėjimo, savo papročių ir vis maištaudavo. Ir vis būdavo nuslapinami ir vėl. Kol galiausiai ten pradėjo reikštis žmogus, kurį mes žinome Jėzaus Kristaus vardu. Ir po jo tragiškos mirties, jo idėjos apie meilę ir brolybę žmonių, jos krikščionybės pavidalu buvo paskleistos po visą Viduržemio jūros pasaulį. Ir jos atsisakė jau tos idėjos apie ginkluotą sukilimą ir bandymą atvirai mūšio lauke nugalėti romėnų legionus. Bet perėjo į savotišką pogrindį. Kūrėsi pirmųjų krikščionių bendruomenės, kur gyveno iš esmės komunistiniais principais, turi savo bendrą ūkį, bendrus namus, ten kartu gyvena, vienas kitam padeda, vadovaujasi principu iš kiekvieno pagal galimybės, kiekvienam pagal poreikius. Ir tie žmonės, kuriem kėlė pasišlikštėjimą, visokias gladiatorių žaidynės, vergų išnaudojimas, išpampestas elitas, kuris girtaudavo ir ištvirkaudavo. Žmonės, kurie buvo jautrus, kuriem visa tai buvo šlikštu ir kurie ieškojo kažko kitokio. Tie žmonės pradėjo eiti į tas krikščionių bendruomenės. Ir aišku, krikščionys nebuvo vienintelis religinis judėjimas to meto, bet tokios bendruomenės dažnu atveju ir buvo tos ląstelės, sakykime, antisistemos Romos imperijai. Ir galų gale toji antisistema išaugo iki to, kad jinai sugebėjo perimti netgi viską į savo rankas, tapti valstybinė religija. Aišku, kuo ta religija tapo ir kaip jį išsigimė ir kuo tapo ta bažnyčia, po to čia atskira tema, į kurią čia neisim. Bet esmė, kad tai buvo antisistema. Nes lygiai greičiai tos normalios visuomenės formavosi alternatyvi jiem visuomenė, kur vadovavosi visiškai kitokiom vertybėm, visiškai kitokiais tikslais ir visiškai kitaip suprato, kas yra žmogus, kas yra gyvenimas ir dėl ko mes čia esame. Dabar antras pavyzdys. Carinė Rusija 19 amžiaus. Turėjom didelė valstybė, kurios dalim buvo ir mūsų Lietuva. Toj valstybėje viską valdė caras su sauja savo dvarininkų ir valdininkų su kunigais. Paprasta liaudis tai buvo, taip sakant, chalopai. Bet nepaisant to, net tarp tųjų turtingųjų sluoksnių radosi žmonių, kurie prisiskaitė gražių europietiškų idėjų apie humanizmą, apie demokratiją, apie apšvietą ir panašiai, ėmė galvoti, pala, tai gal čia neteisinga, gal reikia kažkaip kitaip tvarkytis, gal reikia pagaliau tą carą nuversti.
ir kurti kitokį gyvenimą, kitokią santvarką. Ir dar gerokai iki Lenino ir 17 metų revoliucijos atsirado žmonės, kurie paskyrė visą savo gyvenimą ėjimui į liaudį, liaudės švietimui ir revoliucinių idėjų skleidimui toj liaudį. Su tikslu nuverst carą, nuverst dvarininkus ir padaryti iš Rusijos darbo liaudės respubliką. Tie žmonės buvo vadinami narodninkai arba lietuviškai liaudininkai. Ir jie nebijodavo eiti kalėjimus, jie nebijodavo žūt, ir kas be ko, jie nebijodavo atsisakyti patogių, šiltų vietelių, karjerų, komforto ten ir visokių va tokių dalykų. Ir nemaža dalis to meto išsilavinusio šviesaus Rusijos jaunimo dalyvavo šitam sąjūdį arba rėmė, sakykime, šitą sąjūdį. Ir jis rutuliavosi ir galiausiai ir išsirutuliavo į eilę revoliucijų, kurios ir užbaigė caro patvaldystę Rusijai. Tai buvo tikra antisistema. Arba paimkime mum artimesnis laikus. Latino Amerika 20 amžiuje. Krūva šalių su panašia kultūra, sakykime, ispanakalbė, su panašia socialinė ekonominė situacija, kurios tiesiog buvo ir kaip šiandien dalinai yra Jungtinių Amerikos valstijų tokios neoficialios kolonijos, pigių išteklių išgavinėjimo taškai. Buvo visgi tose šalyse, kaip ir dabar, yra žmonių, kurie yra patriotai, kurie nori, kad jų šalyje patys žmonės galėtų spręsti apie gyvenimą ir tvarkyti savo reikalus, kad tie žmonės nebūtų išnaudojami, kad jie nebūtų vergai, kad jie galėtų oriai, normaliai gyventi. Ir tie žmonės susižavėjo socialistiniam, komunistiniam idėjom. Dalis jų tapo partizanais, išėjo į miškus, kovot, kad nuverst savo fašistinės dažnu atveju vyriausybės. Pats žymiausias, pats toks simboliškiausias pavyzdys tai argentinietis Ernestas Che Guevara, kuris iš vis atsisakė turtingo pakankamai gyvenimo, gydytojo karjeros, viskas pas jį buvo užtikrinta. Ir išvažiavo už savo gimtos Argentinos ribų po visą pasaulį. Ir po Kubą, ir po Kongą, ir po Boliviją, kur galiausiai žuvo tam, kad kovotų už teisybę. Tam, kad kovotų už tą patį, už ką kovojo tiek minėti narodnikai ir už tą patį, ko siekė ir kuo gyveno tie patys pirmieji krikščionys. Ir tuo pačiu Che Guevara sekė daugelis ir revoliucionierių ir netgi, jei žiūrėt plačiau, netgi katalikų kunigų sukūrė išsivadavimo teologijos idėjimą. Ir jeigu pasižiūrėsi į Latino Ameriką, tai tokie žmonės, jie irgi savotišką antisistemą. Jie sukūrė, yra ta visuomenė, lygiai grečiai tos visuomenės, kaip tam tikras, kaip pasakyti, tas svetimkunis viduje, formuojasi šitas ir siūlo kažką kitokio. Bet esminis dalykas yra kas? Esminis dalykas, kad tu nesieki atseit pasisekimo toj visuomeniai. Tu nesieki tapti ten prezidentu ir ten, kaip pasakyti, prasimušti savo į aukščiausius postus toj santvarkoje. Tu nesieki ten tapti didžiuliu verslininku, kad tenai turėti daug pinigų ir kad ten visos mergos su tavim ten miegot norėtų ir ten panašiai. Tu pasakai, kad eikit po velnių su savo visuomenė, eikit po velnių su savo vertybėm. Aš nenoriu būti to dalimi, mes nenorim būti to dalimi, mes iš vis kitą kūrėm. Mes kitais principais vadovaujamės. Jūs norit, kad žmogui jotų ant sprando, o mes norim, kad žmogui padėtų. Jūs norit, kad mūsų tėvynė būtų kolonija, kad laižytų į tam tikrą vietą svetimšalim, o mes norim, kad mūsų tėvynė pati tvarkytųsi ir niekam prieš nieką nesiklauptų. Ir taip toliau ir panašiai. Principinis skirtumas turi būti. O kitaip, tu tos sistemos dalis, tu tiesiog nori kažką papudruoti ir greičiausiai savo pasiimt, padaryti rokiruotę valdžioj
ir, tvarkaisi savo ar maksimum savo klano kažkokius reikaliukus. Tai čia vat kas būtų antisistema tikra. Ir dabar antra dalis. Tai o kas yra reali vadinama antisistema Lietuvoje? Tai Lietuvoje nėra antisistemos, elementariai nėra. Lietuvoje turim, galima sakyti, itin apolitišką visuomenę, kur dauguma žmonių jie tiesiog sėdi, sudėję rankas, gyvena dieną iš dienos, susitaikę su ta realybė, kokia ji yra, ir į politiką, į visuomeninės problemas žiūri panašiai kaip į orą. O šiandien geras oras, ryt blogas oras, ką padarysi? Dievulis taip davė, taip duota, taip yra, kitaip būti negali. Gal pagerės, bet jei pagerės, tai nepriklauso nuo mano veiksmų. Ir jeigu jie jau nepatenkinti, jie laukia kažkokio ala gelbėtojo. Ir visa vadinamoji antisistema Lietuvoje, tai yra tokia, aš nežinau, kiek tūkstančių žmonių į ją įeina. Gal keli tūkstančiai, gal kelios dešimtis tūkstančių toje terpėje, o gal tik keli šimtai. Čia priklausytų nuo įsitraukimo laipsnio, ar jie labai aktyvus, ar ten pasyvesni, žodžiu. Atskira būtų tema, bet esmė ta, kad šitie žmonės, jie neprieštarauja principui, ant kurio pastatyta mūsų ta visuomenė. Jie galvoja, kad ta vadinama nepriklausoma Lietuva, kapitalizmas, ta tariamoji demokratija, viskas kaip ir tvarkoja. Jie tiesiog norėtų, kad jiem būtų komfortiškiau, ir kaip pasakyti, jie norėtų, kad nebūtų žmonių, kur jiem kelia kažkokį diskomfortą. Tai būtų ar ten imigrantų, ar ten tų žydrų, ten tų LGBT visokių, ar panašiai. Bet jeigu šitas yra, ir jeigu jie gali sudurt galą su galu, ir jie gali jaustis, daugmaž normaliai, tai visa šita santvarka jiem tinka. Ir jiem visiškai nusispjauti yra, kaip pasakyti, kad šita santvarka stovi ant Amerikos, ten NATO teroro, kad žudomi žmonės pasaulyje, kad ten bombos krenta, kad ten vaikai kokioje Afrikoje badauja, kad ten planeta naikinama, jiem visiškai absoliučiai tai neįdomu. Jie galvoja šitai. Ir didžioji dalis žmonių šitų pasyvių Lietuvoje, jie ir yra pilnai integruoti į sistemą. Jie ten ar priklauso konservatoriams, socdemam, dar kažkam, tvarkosi savo reikaliukus, eina ten, žodžiu, gauna valdišką tarnybą arba privačiam versle, ir jie savo gyvena. Statosi namukus, pasiema kreditukus, viskas, taip sakant, viskas pas juos yra tvarkoj. Bet yra dalis tų žmogiukų pas mus, kurie nustumti, yra, kaip pasakyti, nuo lovio, nustumti tiesiog. Ar jiem nepasisekė kažkas, ar jie kažko nesugebėjo, ar, kaip pasakyti, dievulis protelio, sveikatos pagailėjo, jiem nesusiklostė gyvenimas. Ir kai pažiūri antisistemą, tai dauguma yra, kaip pasakyti, vienos iš 3 kategorijų atstovai. Vieną tai pavadinčiau, tiesiog, kaip čia tiksliai tai įvardyti. Iš esmės tai būtų tokie demagogai, kurie gyvenime buvo nevykėliai, kurie norėjo prieiti prie lovio, bet jiem tas nepavyko. Ir dabar jie keršyje. Arba geriausiu atveju jie kaip ir kažkiek priejo prie lovio, bet jų šaika ne visai įsipaišo, ir jie norėtų padaryti rokiruoti ir ateit su trenksmu. Tai konkrečiai, paimkim kokią Janutienę, paimkim Audrių Butkevičių kokį, paimkim ant galą celofaną kokį. Čia yra greičiausiai tos vadinamos nevykėlių kategorijos atstovai. Nevykėlių ne ta prasme, kad jie durni ar dar kažką, jie aišku turi, kaip pasakyti, savas kompetencijas, savo charizmą, žavėsi taip toliau. Aišku, kaip kas supranta žavėsi, man tai jie yra šlykštus, bet čia kiekvienam savo, taip sakant. Bet esmė kokia? Jie norėjo būti sistemos dalimi, jie norėjo pasiekti kažką toje sistemoje. Jiem nepavyko. Janutienė kokia norėjo, ar norėtų būti LRT ten, šita pirmininkė.
direktorė, atsiprašau, nepavyko. Butkevičius ten kokiu ministru, ten dar kokiu, nepavyko. Celofanas ten multimilijonierium, ten verslininku, ten panašiai. Nepavyko. Tai kabinsi makaronų žmogelėm apie kažkokias atseit kovas, apie kažkokias išeitis, apie kažkokį Lietuvos gelbėjimą, ten kas kur savo kažkokį kanalą, ten kabinant makaronus, kas ten apie kriptovaliutas, ten klėdės, ir pinigėliais. Kita kategorija tai yra žmonės, kur turi rimtų psichinių problemų. Tai tiesiog jie dėl savo psichologinių savybių, tokių nestandartiškų, niekur nesugeba įsipaišyti, visur yra atmetami, ir susikaupia toks pyktis, ir nori, išsiliet, ir dalis jų šiaip visai nuoširdus, mano, kad gali kažką pakeisti, čia kad kovoji, kad čia per rinkimus ateisi, čia kažką apversi, čia kažkas įvyks. Ir jie visada labai susireikšmė, jie galvoja, mes čia viskas, o kiti niekas, reiškia, grubiai šnekant, tu turi mažą grupelę, gal ten 10 žmonių, gal 20 žmonių ir tu esi niekas politiškai. Bet tu įsivaizduoji, kad kiekvienas tavo tas susirinkimas įvykęs, kad kiekvienas tavo piketas įvykęs, kad kiekvienas tavo ten tas atseit mitingiukas iš ten keliasdešimties žmonių geriausiu atveju susidedantis, kad čia yra didžiulis įvykis ir kad štai tuoj kažkas tai bus. Arba tai tiesiog vyresnio amžiaus žmonės, pensininkai, kur tiesiog trūksta bendravimo, vieniši, nori pasireikšti kažkur, ir supranti, kažką daro. Konkrečių pavardžių, vardų, ten panašiai aš čia nuo to susilaikysiu. Bet tokių žmonių yra labai daug. Jų neproporcingai daug. Šitoj terpiai. O trečia kategorija, tai pavadinčiau etatiniai tokie, antisisteminiai. Tai gali būti, aišku, žmonės, kur iš to darosi pinigėlius. Tame tarpe, kad ir finansuojami ar Lietuvos čia saugumo, kad daryt provokacijas, ar kad ir tos pačios Rusijos atidirbinėt, imituojant kažkokias veiklas. Tai, kaip pasakyt, žiniasklaida pas mus apie tai kalba ir, aišku, pučia burbulą, daro iš mažą dalyką labai didelį, bet tas mažas dalykas yra ir jis yra visiškai realus. Tarp kitko, kam įdomi šį temą, įdėsiu čia video aprašymę, galit paklausyti, kanale Tiesos keliu buvo įdėta prieš keletą metų čia medžiaga, kaip imituojama opozicinė veikla. Bet čia, kam įdomu, tas perklausysit. Tai šitie žmonės visumoje, jie absoliučiai nemeta jokio iššūkio šitai santvarkai. Maks, ką jie norėtų, tai padaryti kažkokią rokiruotę, pakeisti, kaip yra dalyjamas tas pyragas čia ir kad jie atsidurtų viršūniai. Bet palikti viską taip, kaip yra. Ir paprastai jų vertybės bus kas? Lietuva, mes lietuviai, mes patys kiečiausi, reiškia. Ir kažkas kitas kaltas dėl visko, mes dėl nieko neatsakingi ir apie santvarką, apie ekonominius dalykus nei vieno žodžio. Čia bus arba ten chemtreilai kokie, arba ten korona, arba ten LGBT-šnikai ar dar kažkas. Bet realių socialinių problemų nei vieno žodžio. Kas valdo visus pinigus Lietuvoje, kas užgrobė žemę, kas užgrobė rinką mažmeninę, kas pavertė mūsų tautiečius, mūsų brolius ir seseris vergais. Tas jų per daug nedomina. Jos labiau domina, kaip pasakyt, problemos, kurios yra antraeilio, trečiaeilio ar net fiktyvaus pobūdžio. Ir čia man į galvą ateina du tokie momentai. Tai pirmas jų. Esu anksčiau apie tai irgi viešai kalbėjęs, kad yra žmonės, kurie yra Don Kichotai savotiškai ir yra Šansas Pansas. Tai Don Kichotas tai ką? Žmogus doras, idealistas, siekia teisingumo, bet jo veikla, jo veiksmai yra atitrūkę nuo
žemės, atitrūkę nuo praktinės tikrovės. Nu ir jis stengiasi, jis eina, jis kovoja su tais vėjo malūnais, jis varo, nu bet rezultatai niekiniai. O šansas pansas tai žmonės, kurie irgi jie atitrūkę nuo realybės, jie nėra adekvatus, bet Don Kichotas sako, va, sukursim šviesų rytojų ir tam šviesiam rytojui bus va tau kažkoks apdovanojimas. Ir juos masina jau ne ta teisingumo idėja, juos masina tas vat materialinis atlygis. Nu tai jie įsivaizduoja, vat, kad jie čia iškils ir taps labai dideliais, labai reikšmingais. Nu, bet aišku, jie tokiais netampa. Tai per mano patirtį aš Lietuvoje matau labai mažai Don Kichotų. Aišku, jų yra, bet jų mažai ir labai daug šansą pansų. Ir čia būtų pagrindė tie gyvenimą nuskriausti ir neįtin adekvatų žmonės. Nu ir aš pats sakyčiau ir nemažai mano draugų atlikinėjom tą Don Kichotišką rolę, bet čia jau kita tema ta būtų apie santykį su nesisteminė opozicija, bet kai daug metų darai kažką ir rezultato jokio nėra, tai galvoju, kokią velnio švaistyti savo jėgas ir laiką, nes nu, tiesiog nėra prasmės. Va. Tai ir su tuo galima pereiti prie trečios dalies. Tai mano asmeninis santykis su nesisteminė opozicija. Koks jis būtų? Aš tai toks savotiškai paprastas. Paprastas tai tuo, kad šiaip kalbu tiesmukai, ką aš galvoju, prie nieko nesitaikstau ir nemanyčiau, kad esu labai pasikėlęs ar labai ten susireikšminęs. Bet aš esu ir labai keistas žmogus, nes, sakykime, šitoj vadinamoj visuomeniai ir gerovės valstybei savo šiltos vietelės kažkokios neradau, bet visas reikalas, kad man tai ir nelabai įdomu. Nes kai aš pasižiūriu, kas tai yra, ant ko tai stovi, ką tai siūlo, kam tai atstovauja, tai mane krato nuo to, man šlykštu į tai žiūrėti. Ir man buvo šlykštu jau dar paauglių būna, nes atrodo, gyvenu visuomeniai, kurios idėja yra idėjas neturėt, kurios tikėjimo neturėt, kur viskas tik pinigai. Ir tu gimėjai ir tu ėjai į mokyklą tiesiog tam, kad rast kažkokią vietą, kur parsiduoti ir atidirbinėti svetimiem tam, kad jie iš tavęs darytų tą savo atseit BVP. Augintų gerovės ekonomiką, taip vadinama. Ir nesvarbu, ar aš nacionalistų buvau paauglystėj savo ir ar šiubėje fašistuojančių, sakyčiau. Ar kaip su amžium atėjo tam tikras, kaip pasakyt, praregėjimas, vertybių pervertinimas, perkainojimas, idėjinis lūžis, žodžiu, kaip aš tapau kairiuoju, tai aš visada buvau prieš šitą sistemą. Man visada tai kėlė pasišlykštėjimą. Man tai atrodė tiesiog, nepadoru, tiesiog šlykštų. Ir buvau atskalūnas. Bet aš atskalūnas, kuris nori apversti viską. Aš noriu totalios, radikalios revoliucijos. Aš noriu kitokią visuomenę padaryti. Ir tas verčia manęs ieškoti kitų tokių kaip aš. Galvoju, klausyk, man nepatinka čia, tau irgi nepatinka, davai kažką darom, žinai. Ieškai, bendrauji, ten rašinėji, ten vaikštinėji kažkur. Ir nenori, tai atveda tave prie tos nesisteminės opozicijos. Todėl, kad visi išskyrus vadinamą nesisteminę opoziciją ir sako, viskas čia gerai. Arba jie tyli. Jie tiesiog tyli ir gyvena vadinamą normalų gyvenimą. Kai įstoji kažkokią partijėlę, atseit opozicinę, ar ten kažkokiam būrelį dalyvauji, tik pradėsi vaikščioti mitingus, tik pradėsi viešai reikštis, automatiškai tu tampi dalimi, ar, sakykime, tu eini į tiesioginį kontaktą su nesisteminė opozicija.
Ir aš su ta nesisteminė opozicija, prieš daugiau kaip 15 metų suėjau į tokį kontaktą. Būdamas labai jauno amžiaus. Ir aš pastebėjau, kad paprastai, žmonės ten, jie nenori tų radikalių kažkokių pokyčių. Jie nori toliau to pačio, kaip aš kalbėjau. Ir kiek aš bandžiau ten kažką daryti, ar socialistinį liaudės frontą imt, ar kas mane pažinos čia iš vėlesnių laikų, ten su ta Paleckio inicijuota teisingumo aušra, tai toj vadinamoje nesisteminėje opozicijai geriausiu atveju rasdavau, šiaip kokius pažįstamus, gal pakeleivius, kokius panašiai. Bet kad būtų žmonės, su kuriais, taip sakant, sutampa energetiniai laukai ir su kuriais galim realiai, praktiškai kažką dirbti, kažką kurt ir turėti bendrus reikalus, tai nei vieno, tiesiog nei vieno. Visi mano žmonės, kurie buvo ir kurie yra, realiai jie tiesiog tokie individualūs atskalūnai. Tokie, kurie nepritapo, ir kurie net nenori pritapti. Sako, eikit velniop tiesiog. Supranti. Ir aš pamačiau, kad kai aš bandau, kad ir šitas laidas darydamas, aš šito jau nebedarau keletą metų, jeigu ką, bet anksčiau aš bandydavau kartais daryti laidas taikstantis prie šitų nesisteminių ten opozicijos, ten kas jiem įdomu, kas jiem patinka, ten panašiai. Aš pamačiau, kad aš švaistau savo jėgas, aš pamačiau, kad aš kompromituoju save ir savo įsitikinimus ir aš pamačiau tiesiog, kad aš perdegu, aš išsenku užsiminėdamas visiškais niekais, nes aš nepasakau arba neparašau to, ką reikėtų. Nes man visiškai dalampučki yra ten šitie kliedėjimai apie kažkokią ten atseit Lietuvos gelbėjimą, ar kažkokias ten jūsų atseit tradicinės vertybės, ar kad ten jūs kažkokią šeimą gina, dar kažką. Mane domina tai, kad šita santvarka kapitalistinė visa prakeikta, tai yra priežastis, kodėl nėra gyvenimo ir kodėl visa kita iš to išsirutuliuoja. Ir aš tiesiog pamačiau, kad tai laiko švaistimas. Tai yra laiko švaistimas. Aš išvaiščiau gal 10+ metų ant visokių piketų, ant visokių mitingiukų, ant visokių ten alapeticijų, ant visokių nesąmonių, kur rezultatas nulis. Mano tikslas ir mano draugų tikslas, mūsų tikslas, tai nėra ateit ir kad jūs mus čia garbintumėt, uždėtumėt karūnas, išrinktumėt į Seimą, ten dar kažką. Mūsų tikslas padaryti, kad, bent jau Lietuvoje ir čia aplinkui, kad būtų žmogiška visuomenė. Kur tu pamatai žmogų ir gali jau manyti, čia tavo draugas, čia tau padės, o ne, kaip čia apgauti, kaip čia, supranti, susilaikys nuo necenzūrinės leksikos, bet kaip pasinaudot, supranti. Kas mums yra įdomu. Ir dabar klausimas, tai kur problema, Problema ta, kad nėra socialinės atramos Lietuvoje, tokiam idėjom. Čia 4 dalis. Kodėl ta nesisteminė opozicija yra tokia, kokie jie yra? Ir patikslint biškį jos pobūdį. Tai jos pobūdis, tai realiai, jeigu Lietuvoje kažkas norėtų įvesti fašistinę diktatūrą, tai čia tau ne Ingridukas, čia tau ne Gitanas, čia tau net ne, gal Kasčiūnas ir įsipaišytų. Bet čia visi tie Sinicos, reiškia, įdzeliai visokie, Šaulių sąjungos, skinheadai buvę ten ir taip toliau. Jeigu tokiem perimt visą valdžią, nežabotai, tai patikėkit manim, jeigu tik pašlifuotum tam tikrus kampus, didžiulė dalis tos vadinamos nesisteminės opozicijos sugužėtų ir iškeltų juos ant pjedestalo. Nes juk tai už Lietuvą, nes juk tai už mūsų tautą, nes juk mes. Ne? Aišku, ten prieš LGBT-šnikus, prieš ten dar kažką. Biški pakalbėk tom tuščiom temom, papūsk tų arabų ir jiem patiks. Tai kodėl? Kodėl taip yra? Yra objektyvios priežastys ir yra subjektyvios. Objektyvios tai jos nuo mūsų ir juo labiau nuo manęs ar tokių kaip aš, neturim jokios įtakos socialiniam politiniam procesam čia visiškai nepriklauso. Tai pagrindinės būtų 2, sakyčiau. Tai pirma, socialinė ekonominė struktūra,
mūsų šalies, kaip viskas susiklosti. O antra, tai demografinis aplinkybės. Vat ką reiškia socialinė ekonominė dalis. Tai aš nesakau, kad Lietuvoje yra labai gerai gyventi, bet idėjas socializmo, komunizmo, ten revoliucijos panašiai. Tas idėjas masiškai palaiko sluoksnis žmonių, kuris pačio gyvenimo stumiamas į tai. Ne iš gero gyvenimo žmonės nori kelti revoliucijas, kovoti ir kažką radikaliai keisti. Jos turi gyvenimas priversti. O Lietuvoje turim ką? Turim vadinamą vidurinę klasę. Tai yra, turim daug žmonių, kurie nebūtinai labai ten bagotai gyvena, bet jie turi nuosavą namą ar butą, galą su galu suduria, šešėlinėje ekonomikoje dasiduria, kas jiem reikalinga. Ir jie gyvena tokį labai išskaidytą gyvenimą. Pas juos nėra kažkokių didelių darbo kolektyvų, kažkokių ten bendruomenio, kaimo ar dar kažkokių. Gyvena kiekvienas savo, kiekvienas tik aš, mano šeima, viskas. Čia dar gerų atveju mano šeima, labai gerų atveju. Gal dar draugai, giminaičiai, čia super, čia jau nusim kepurės, čia jau doras žmogus, žinai, greičiausiai bus. Tai proletariato, taip vadinamo, ar tokių sluoksnių Lietuvoje, jį sudaro kas? Jį sudaro arba migrantai, kur dabar privažiavę boltais visokiais važinėja, arba tiesiog, pusiau limpenai, prasigėręs, prasidegradavęs elementas visuomenės, kuris, iš principo yra nepajėgus, aš nekalbu apie kažkokias idėjas, ten už jas kovot, bet elementariai už save pakovot. Ir didžioji dalis tų žmonių, kurie turi energijos, turi polėkio kažkokio ir kažko siekia, jie tiesiog išvažiavo. Jie išemigravo. Čia demografinis momentas. Mūsų ta šalis nukraujavo. Ji nukraujavo gal milijonų žmonių kažkur. Ir demografiškai gyventojų sandara ta, kad dominuoja ir kuo toliau, tuo labiau dominuoja senimas. Revoliucijas kelia jaunimas, kuris nelabai turi ką prarasti ir žengia į gyvenimą ir galvoja, kas čia per nesąmonė, verskim velniop viską. O tarp kitko Lietuvoje net tendencija ta, kad labiausiai laižo tam tikrą vietą valdžiai, labiausiai taikstosi su sistema būtent jauni žmonės. Kaip tai nebūtų paradoksalu. Be abejo, nestovi gyvenimas vietoj, viskas juda, vystasi, keičiasi. Ir čia iš operos, kur nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Brangstančias kainas kuro, maisto, būsto. Visa, sakykime, situacija šita, apie kurią daugelį skirtingų laidų esu kalbėjęs skirtingais aspektais, tiek apie nekilnojamo turto mokestį, tiek ten apie karą artėjantį, tiek apie brangstančias maisto kainas ir panašiai. Visa tai palaipsniui naikina tą vidurinę klasę, tai atiminėja iš tų žmonių tą komfortą, tai griauna tą jų normalų gyvenimą. Bet jie tiek savo toj butavuchoje, taip sakant, užsiknysę, užsisukę, užsiciklinę, kad jie neis kovot, kad išsaugot savo tuos interesus. Po biškį iš jų atims, gyvenimas blogės. Ir tada jo. Tada jų vaikam teks daug sunkesnė, daug blogesnė dalia, negu kad jiem dabar. Ir kalbant, gal ne tiek apie mano kartą, bet apie tuos, kuriem dabar 18-20 metų, žodžiu, apie tuos, kas dabar baigia mokyklą, eina į univerą, kolegiją, ten ir eina dabar į gyvenimą ir taip vadinama darbo rinka, tai Z karta vadinama, jie labiau šitą jaučia. Ir kuo toliau gyvensim, tuo labiau tą galės jaust. Tai aš nesakau, kad niekas nesikeis ir kad tos dirvos nebus. Bet šiuo momentu taip yra ir tai būdinga tiek Lietuvai, tiek didžiai daliai potarybinės, postsocialistinės vadinamos erdvės šalių. Aišku, čia galima būtų dar gilintis į tą tarybinio palikimo aspektą, kaip tos idėjos kairiosios diskredituotos ir panašiai. Bet čia palikim tai skliaustas, aš apie tai čia nekalbėsiu.
Pereisiu prie subjektyvaus faktoriaus. Subjektyvus tai va tas, kur mūsų galvoje ir mūsų valė, kas va priklauso nuo mūsų. Tai trūksta bent jau dviejų dalykų. Sakau bent jau, nes greičiausiai trūksta dar labai daug. Bet apsiribosiu dviem pagrindiniais. Tai trūksta vieningos, vienminčių organizacijos, bendruomenės, kuri gali veikti, funkcionuoti realiai ir sudaryti tam tikrą faktorių visuomenės gyvenime ir kur žmonės veikia ne dėl pinigų, ne dėl statuso, ne ten dar kažką. Jie realiai yra atsidavę tam. Jie turi tai žiūrėti kaip pirmi krikščionys, eis paaukoti savo gyvybę, tai tapti kankiniais, kaip džihadistas koksais, žūtų žalachą, lygiai taip pat. Tik tai taip, kitaip yra neįmanoma nieko pasiekti, nieko padaryti. Bet nėra šito. Ir antra, tai nėra išdirbtos pilnai tokios idėjinės sistemos. O tik idėjinė sistema, išdirbta ir ištransliuota, gali pritraukti tos žmonės, gali įkvėpti tos žmonės, gali suteikti orientyrus tiem žmonėm. Parodyti, kad yra vardan ko, atidavinėti savo jėgas, savo laiką, savo tą gyvenimą. Ir dabar penktoji dalis, tai o ką daryti? Ir aš sakau, kodėl aš nebesieju savęs su ta nesisteminė opozicija vadinamąja ir nedalyvauju ir nesirašiu kažkur dalyvauti. Ten partijas, ar ten mitingiukus, ten jūsų visokius, ar ten dar kažką. Todėl, kad mano tikslas ir mano draugų tikslas, mūsų tikslas nėra prieiti prie lovio, mūsų tikslas nėra padaryti rokiruotę. Mūsų tikslas yra iš principo, iš pagrindų viską pakeisti. Ir tiesiog tas kelias, kai tu eini ir dalyvauji toj nesisteminėje opozicijai, tai neduoda norimo rezultato, elementariai neduoda rezultato. Tai tu lipi ant grėblio. Užlipi, gauni iš koto per galvą. Užlipi vėl, gauni iš koto per galvą. Tai kiek kartų po velnių tu turi gauti per galvą, kad padarytum išvadas, kad pagaliau nelipk ant to grėblio. Aš užlipau jau sočiai kartu ant to grėblio, aš per savo kvailą galvą gavau jau ne kartą. Man to užteko, man elementariai užteko. Todėl aš sakau, eikit po velnių. Nuoširdžiai. Mano kelias yra visiškai kitas kelias. Ir man yra visiškai nusispjaut, jeigu tuo keliu su manimi eina ir eis ten 2, 3, 4, 5 ar ten 10 ar nelabai daug žmonių. Ačiū Dievui yra tų žmonių. Jeigu jums nereikia, jums neįdomu, prašom. Kaip Rusas sakytų, radi Bogą, eikit kur jums reikia. Te laimina ponas Dievas. Bet ką siūlau, ką daryti? Tai suprast, pirma, įvertinti objektyvę situaciją, kad tu čia jokių revoliucijų dabar nepakelsi, kad tavo liaudis jį ir nenori tų radikalių pokyčių. Kažkokia prasme ir per gerai, per komfortiškai gyvena. Vadinasi, nepakankamai skauda. Vadinasi, nepakankamai blogai yra. Ir dabar eit pa žmogų ir prievartauti, įkišti jam tai, ko jam nereikia, ko jis nenori. Aš net nekalbėsiu apie moralę, ten kultūrą, ten dar kažką. Tiesiog tai kvaila. Tai neduos rezultato. Tai reikia, čia sakyčiau, taikyti praktiškai stoišką filosofiją. Stoicizmas eina į ką? Grubiai šnekant, jis eina į tai. Skirk tai, kas nuo tavęs priklauso ir tai, kas nuo tavęs nepriklauso. Ir sukoncentruok savo jėgas į tai, kas nuo tavęs priklauso. Nuo manęs nepriklauso socialinė ekonominė padėtis. Nuo manęs nepriklauso demografinė padėtis. Nuo manęs pagaliau ir nepriklauso ta vadinama nesisteminė opozicija, su kuria aš nieko bendro nenoriu turėti. Bet nuo manęs tikrai priklauso, ką darau aš. Nuo manęs dalinai priklauso, ką daro apie mane esantis artimi žmonės, su kuriais mane sieja panašios idėjos, panašus įsitikinimai. Ir taip pat sakyčiau, kad nuo manęs priklauso tai, ar mes su šitais žmonėm išdirbsime, suformuluosime ir pristatysime sistemingų pavidalų tą idėjinę sistemą, kuri turėtų
atliepti tiek bendrai globalės žmogiškas problemas, tiek ir konkrečiai tai, kas yra mūsų toj Lietuvoje, šiandieną dabar ir čia. Ir pasiūlyt, ką daryti, kad išsivaduoti šitos nesąmonės visos, šitos peklos, kurią vadinat laisvė, demokratija ir gerovė. Ne? Tai mano ir arti manęs esančių žmonių prioritetas yra šiam momentui. Pirma, koncentruotis į mūsų kolektyvą, jo formavimą, jo stiprinimą ir bazės materialinę, sakykime, jam užtikrinimą, tam, kad galėtumėm ilgalaikiai perspektyvoje dirbti. Ir antra, tai idėjinės sistemos išdirbimas ir jos jau transliavimas, tai kas yra vadinama agitacija ir propaganda. Tai čia jau pats padedamas gerų žmonių turiu apsiimti, parašyt, kaip pasakyti, rimtesnės apimties veikalą, kur visi svarbus pasaulėžiūriniai, socialiniai, politiniai ir kiti klausimai bus daugmaž išlukštenti, prie ko aš dabar beje ir darbuojuosi pamažu. Tai tokie yra prioritetai. Ar iš to kažkas bus? Ar ten padarysim revoliuciją, ar ten išgelbėsim ten tą Lietuvą, ar ten pasaulį? Aš nežinau. Aš net neįsivaizduoju. Gyvenimas yra loterija. Tu tiesiog, tu nežinai, kas bus. Aš tik žinau vieną, kad būti dalim šios sistemos aš nenoriu. Ir vadinama nesisteminė opozicija, ji nėra nesisteminė. Ji tiesiog žaidžia toj sistemoje ir palaiko ją. Realiai ji naudinga sistemai, nes ji sudaro iliuziją, kad yra demokratija, kad yra laisvė, kad gali reikšti savo nuomonę, ten dar kažką. Bet gali apie nieką kalbėti. Gali kaulyt pinigus ir mulkint senas babutės ten, kad nusipirkt savo kažkokį ten kemperį ar ten važinėti tenai po visokias tolimas šalis ir ten pižonauti ir demonstruotai visiems ir panašiai. Bet gali taip daryti. Bet tai nuleidžia žmonėm garą tiesiog. Jie nueina, jie suaukoja pinigėlius kažkokiam gelbėtai, arba jie nueina ten, užsirašo į partiją, ten nueina, prabalsuoja, ten kaip ir aš, pavyzdžiui, už tą patį Vaitkų prabalsavau. Ir kuo toliau eina laikas, tuo labiau aš suprantu, kad tai, gali sakyti, kokį agitacinį, propagandinį gal momentą teigiamą turėjo, bet tai irgi tuščia realiai. Tai nieko nekeičia. Tai irgi tik palaiko tą iliuziją visą. Ir mums reikia kaip tik, kad garas kauptųsi ir sprogtų. O čia ne, čia garas nuleidžiamas, kad būtų ramu, kad būtų stabilu, kad būtų visi patenkinti, kad toliau vilktų tą jungą gerovės valstybės. Tai esmė ta, kad koncentruotis reikia į savo reikalą. Ir mano artimų žmonių reikalas neturi praktiškai nieko bendro su vadinamąja nesisteminė opozicija Lietuvoje. Tai, kaip sakiau, yra loterija. Gal pavyks, gal ne. Bet man visada kelia ūpą pavyzdžiai dorų žmonių, kurie savo gyvenimus paskyrė kažkam daugiau negu prisikraut kišenės pinigų ar storą pilvą užsiaugint. Ir čia aš atsimenu citatą Vladimiro Iljičiaus iš jo straipsnio Gercenui atminti. Gercenui tai 19 amžiaus rusų narodnikų revoliucionieriui, kuris paaukojo viską, skaityk, vardan revoliucijos, vardan socializmo idealų, ir jis nematė tų idealų pergalės. Bet jis dirbo ir varė nesustodamas. Tai Leninas apie jį ką rašė? Besąlygiškas atsidavimas revoliucijai ir kreipimasis į liaudį su revoliucinė propaganda nenueina veltui net tada, kai sėja nuo pjūties skiria ištisi dešimtmečiai.
Štai vat Leninas apie Gerceną. Ir, nu ką, reikia apsišarvuoti tokia leniniška, gerceniška dvasia. Reikia dirbti savo darbą. Gal užderės labai geras derlius. Gal tą derlių galės ragauti ir iš jo gauti naudos tie, kas ateis po mūsų. O gal net mes patys galėsim to paragauti, bet ne tas turi vežti, ne tas turi įkvėpti. Įkvėpti turi, nu, kažkokia prasme pats procesas. Tu žinai, kad pagal savo supratimą eini už teisingą reikalą ir kito kelio nėra tiesiog. Tai va. Reikia dirbti, o bus kas bus. Tai va, todėl aš nebesieju save su nesisteminė opozicija Lietuvos. Todėl aš nebedalyvauju ir neketinu daugiau dalyvauti tokiuose dalykuose ir dedu savo jėgas į tai, ką čia pasakiau. Tai va, kaip visuomet, jeigu jums patiko šita laida, tai ten dėkit nykščius į viršų, dalinkitės, platinkit, remkit, rašykit mums laiškus, rašykit čia komentarus ir taip toliau ir panašiai. Tai va, ačiū. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot kartu ir iki kitų kartų. Sėkmės jums!